Bet geromis dienomis, matot, pagaminom 100 kWh per dieną. Mes ir renkam duomenis, pagal kiekvieną, matot, mes čia tyrinėjam, pagal kiekvieną modulių tipą ir žiūrim, kaip jie Lietuvos sąlygomis dirba. Tam, kad surinkus duomenis mes Lietuvos žmonėm, kurie norės statyti tą saulės elektros jėgaines, kad galėtume paaiškinti. Laukiamas tokie variantai, laukiami tokie variantai, toks yra mūsų dabar viso to tikslas. O juk saulę galima ir vandenį šildyti. Štai saulėtą žiemą saulės kolektoriai pajėgiai kaitinti vandenį beveik iki virimo temperatūros. Suskaičiuota 1 megavatas atsinaujinančių išteklių energetikos ne tik mažina klimato kaitą, bet ir sukuria mažiausiai 16 darbo vietų. O skeptikams šis faktas – žiemą elektros iš saulės galėtume pagaminti beveik tiek pat, kiek vasarą. Elektros gamybai tai reikalinga tik šviesa. O šiluma, kuo jos mažiau, tuo geriau. Išvis, kai šaltis, tai puslaidininkinės plokštės dirba geriausiai. O ypač gerai, kai būna iškritęs sniegas. Tai tada, net kai akis raipsta, tai tokiamis dienomis, kaip tik tai tų fotonų būna daugiausia. Ir šiais metais turėjom netgi vieną dieną, kai mūsų moduliai gamino 103% efektyvumu. Minėjome 1,5 litro daugmaž tokia vienos saulės pagamintos kilovatvalandės savikaina. Superkama jis skatinamuoju vos 12 centų didesnių tarifų. Dėl netvarkos šalies energetikos teisės aktuose bendrovė naudotis pačių gaminamą saulės elektrą negali. Bet netrukus tai vyks. Mes numatom pastatyti dar 140 kW pas save ant stogo ir prie savęs mes vykdom vieną tokį tyrimų projektą ir pagal struktūrinių fondų programą Intelektas LT+. Kai pasistatysim, tada jau ženklę dalį savo poreikių galėsim patenkinti. 40%? Maždaug, aš manau, pusę. O dabar persikelkime į Vilniaus universiteto taikomųjų mokslo institutą, kur nacionalinės mokslo programos projekte Ateities energetika saulės energetikos inovacijas jau šiandien kuria Lietuvos mokslininkai. Štai pirmasis unikalus jų darbas – moderniu reaktoriumi sukurtas lietuviškas galio nitrido kristalas. Čia yra safyras, o matome, jis yra skaidrus. Tai kol kas tie nitridai, galio nitridas būtent, jų draustinės juostos tarpas yra ultravioletinėje srityje. Ir dėl to jie beveik nesugeria šviesos, dėl to yra skaidrus. Bet mūsų tikslas išmokti auginti indžio galio nitridą, su daug indžio. Tai jie bus jau juodi. Juodi bus. Ir dėl to, kad jie jau sugers daug šviesos. Tokio didumo, tokį kristalą užauginti kainuoja apie 1000 litrų. Tokius elementus būtų galima pritaikyti kartu su koncentratorinėm sistemom. Tai reiškia, mes padarome mažą labai elementą, mažo ploto elementą, našų, bet paėmėm arba veidrodį, arba lęšį, kuris pigų, kuris sukoncentruoja šviesą į tą mažą elementą. Paėmėm didelio ploto veidrodį ir padedam mažo kvadratinio centimetro, sakykime, elementą. Ir tada gaunasi, kad sistemos kaina jau sumažėja ir yra konkurencinga silicijai. Naujų perspektyvių neorganinių fotovoltinių medžiagų technologijos kūrimas. Taip vadinasi projektas, kuriame dirba Lietuvos mokslininkai, doktorantai ir studentai iš viso 16 žmonių. Tikslas – sukurti ir ištirti daug efektyvesnius tandeminius saulės elementus. Silicis, kuris dabar yra plačiausiai naudojamas saulės elementų gamyboje, jo maksimalus energijos konversijos našumas, tai reiškia, kiek jisai procentų šviesos gali paversti elektrą, yra apie 25%. Ir tai yra teorinė riba, kurios negalima peržengti jokiais technologiniais, iš esmės, pagerinimais, sprendimais. Tuo tarpu, iš šitų medžiagų, kurios tyriamos šitam institutė, tai yra į galio nitrido grupės medžiagų, galima padaryti tandeminius saulės elementus. Tai yra tokie elementai, kurie turi kelias sanduras ir kurie gali efektyviai sugerti visą saulės spektrą. Tai yra ne kažkurią jo dalį, o visą spektrą. 100%? Sakykime, ne. Sugert gali ir 100%, o našumas pačio elemento gali siekti, sakykime, 70%. Galėtų siekti. Šiuo galingu reaktoriumi mokslininkai sukūrė, užaugina reikalingus nanometrinio dydžio, sluoksniuotus kaip sumuštinis kristalus. Mokslo kalba tai vadinama sluoksnių nusodinimu iš metalo organinių medžiagų garų fazės.
mes auginame indžio, galio, aliuminio nitridus. Tai mums reikia indžio, galio, aliuminio ir azoto. Pradžia yra tiesiog įdedam padėklus per šitą šliuzą, įdedam jį į reaktorių. Auginimo metu yra pasiekiama čia kokio 1000 laipsnių temperatūra. Per tuos vamzdelius labai tiksliais kiekiais yra injektuojamos dujos į reaktorių. Tos dujos aukštoje temperatūroje skyla ir būtent tie elementai, kurie mums reikalingi, nusėda ant padėklo. Kitkas viskas yra išsiurbama ir pašalinama. Procesas sudėtingas, reikalaujantis ypatingo kruopštumo, naudojamos beveik absoliučiai išvalytos dujos, vadinamojo 6/9 švarumo. O viso kristalų auginimo metu žmogaus rankos neliečia elementų. Ir mes galime užauginti tokį sumuštinį, kad vienas sluoksnis sugers vienokią šviesą, kitas sluoksnis kitokią šviesą, kitokios spalvos ar kitokio bangos ilgio, trečias sluoksnis dar kitokios. Ir toks sumuštinis efektyviai išnaudos visą Saulės spektrą, ne tik jo siaurą dalį. Mūsų yra noras, kad ne tik tirt savybės, ne tik rašyti straipsnius aukšto lygio žurnaluose, bet padaryti daiktus, veikiančius daiktus, kuriuos galima paimti ranką, kurį galima padėti ant stogo, kuris gamins elektrą, kuris švies. Tai, ką matome, inovacijos, kurios galbūt įsitvirtins pasaulyje po 5–10 metų. Brangesnės Saulės modulių sistemos, bet našesnės, sako Tadas. Tai vadinamoji pasaulinė mėlynoji revoliucija, naujosios lietuviškos puslaidininkių technologijos, leisiančios naudotis švarią energiją. Saulės energetikoje, Saulės elementams gamyboje yra dar tik pati pradžia, bet mokslinėse konferencijose yra kvestiniai pranešimai daromi, visur trimituojame, kad tai yra labai perspektyvu. Mes jau pradedam kurti patys ir tie metodai tarnauja visi tyrimų mums. O ne taip, kaip, sakykim, buvo iki šiol, kad buvo daug kas tyrima, bet žinios, informacija nutekėdavo, o nelikdavo Lietuvoje. O dabar yra pradžia tos puslaidininkių technologijos Lietuvoje. Vėl ir vėl norisi priminti, kad klimato kaitą galime mažinti ir mes. Net ir mažas mūsų elgesio pasikeitimas gali būti labai svarbus. Jei nežinote, nuo ko pradėti, pažiūrėkite, ką daro moksleivis iš Estijos. Et loodus oleks puhas, peab olema korras ka minu kodu. Selleks sorteerin ma kõik oma prügi. Näiteks viskan eraldi ära paberi, biojäätmed ja taara. Kas sina teed enda kodus sama? Šiandien tiek. Mes lauksime jūsų dėmesio lygiai po savaitės. Iki malonaus. Ir ekologiška, ir laisvai bėgiojus, tai gali kainuoti 15 galbūt svarų. 15 svarų, 12, gal 60 litrų. Nu tai kaip pas mus, iš principo. Pone, jūsų višta kainuoja tiek pat, kiek ir Londone. Nu bet gera višta. Gera višta gerai kainuoja.